Esame ant Statybininkų gatvės 22 daugiabučio stogo ir nors su renovacijos inžinierė mūsų plaukus kedena vėjas, tačiau mes turime tikrai labai gerų naujienų ir žinių. Ką tik renovuotas daugiabutis, čia ir naujas liftas, ir saulės baterijos, ir apie visą tai mes jums papasakosim. Pradžioje buvo tam tikrų niuansų su gyventojais, kurie nelabai norėjo visus darbus atlikti. Kai ko teko atsisakyti dėl gyventojų pageidavimo, bet galutinis rezultatas mane tikrai labai džiugina. Vaizdas miestą puošia ir kiek matau ir kiek girdžiu iš gyventojų, nėra tokių kažkokių didelių niuansų. Fasado apdaila buvo pasirinkta vėdinama, ką mes visą laiką šiuo metu rekomenduojame, tai vienas naujausių galimybių pasirinkti. Jos yra geresnės, geriau naudojasi ir jų vaizdas gražesnis, iš tikrųjų naujoviškiau atrodo pastatai. Buvo įrengtas liftas, buvo įrengtos saulės baterijos, buvo sutvarkyta laiptai, šildymo sistema atnaujinta. Tikrai šitame name yra atlikta nemažai darbų ir labai džiaugiuosi, kad su visa didžiaja dalimi gyventojai sutiko darbų. Ar jau matėte, koks gražus jūsų namas? Mačiau. Na ir kaipgi tie pokyčiai? Labai. Ir plius liftas gražus. Buvo jau toks senas, girgždantis. Taip, jutdavau, kada atvažiuoji, kada nuvažiuoji, o dabar nieko nejaučiu. Tiesiog miegat sau ramiai ir nieko negirdit? Negirdžiu. A dienos laikai norėčiau išgirsti, kad jau ar parvažiuoja kas, ar žinai kokiam aukštį. Bet jau negirdit? Ne. Tai gerbiama Janina, ar kaip jūs tos mažesnės sąskaitos galvojate, pradžiugins? Tai pradžiugins, aišku, savaime. Praėjo 10 metų mėnesių, kaipgi sekasi su daugiabučių renovacija Alytaus mieste? Sekasi gerai, manau, kad situacija gerėja nuolat ir aplink mane esantys namai, ir visas Dainavos mikrorajonas tai rodo, nes iš tikrųjų Dainavos mikrorajonas, kuris iš esmės daugelį metų buvo toksai seniausias, ir labiausiai prašiausios būklės, tai dabar turbūt turi daugiausiai renovuotų namų visame Alytuje. Na ir kalbant apie Alytaus butų ūkio administruojamus namus, tai tikrai turime daug tiek naujų investicinių projektų, tiek ir balsavimų jau dėl renovacijos. Turime 2 naujai pasirašytas paramos sutartis, na ir tikimės dar bent jau 4-5 naujai ateinančių namų į renovaciją šiais metais, tarp kurių ir dalis yra ir už manęs esantys namai Tvirtovės gatvėje, kurie greitų metu tikimės atrodys visiškai kitai, bus nauji, šilti, gražūs ir malonūs ne tik gyventojams, bet ir praeivių širdžiai. O renovuota kiek per šiuos metus? Priduota ir pabaigta renovacija yra 4 namų, dar keletas objektų yra vykdomos arba statybos, arba užbaigimo darbai, tai dar 4 objektus turėtumėm prisiduoti kitais metais arba kitų metų pradžioje. Taip, ir gyventojai tarsi sąmoningėja, bet vis tiek būna tam tikrų kliuvinių. Kokia pagrindinė komunikacinė žinutė jūsų būtų tiems, kurie dvejoja renovuoti, šiandien nesirenovuoti? Tai mes tiesiog matome, kad žmonės dažnai sako, mes susitaupysim, patys pasidarysim, patys pasikeisim stogą, patys ten susitvarkysim laiptines ir taip toliau, bet mes labai dažnai pasižiūrime į paprastus skaičius, kiek gyventojai kaupia nuo namo arba nuo kvadrato. Tai jeigu taip paprastai skaičiuojant, sakykime, namas, tarkim, susitaręs kaupti po 20 centų nuo kvadratinio metro, name yra 2000 kvadratų, tai namas, sakykime, per metus, per mėnesį susirenka apie 400 eurų, ir per metus gali būti apie 4-5 tūkstančiai eurų, ne? Tai pagalvokime, kad vien namo stogo remontą pakeisti gali kainuoti nelygų irgi nuo namo, bet 30-50 tūkstančių eurų su apšiltinimu. Na ir tada suprantame, kad vien tam stogui gali tekti taupyti 10 metų ir daugiau, o žmonės labai dažnai nesusitarė net ir dėl mažesnių dalykų arba mažesnių remonto darbų.
Tai jeigu jūsų namas yra, sakau, šaltas, bėgantis ir matote, kad jame nemalonu ir nejauku ir brangu gyventi, tai renovacija iš ties yra geriausias būdas, kada per, galima sakyti, metus laiko susitvarkote visas pagrindinės sistemas, gyvenate šiltai, taupiai ir patogiai. Kada jau čia gyventojai žinos ir kiek mokėti teks už renovaciją? Šitas klausimas tikrai dabar paskutiniu metu dažnai skamba, ne tik šitame objekte, bet ir kituose, kurie jau yra į pabaigą arba jau nebesimato statybos rangos darbų. Tai pirmiausia, reikia paruošti visus dokumentus, visus matavimus, gauti visas ekspertizės iš kitų institucijų, tada kreiptis į statybos inspekciją ir gauti tą užbaigimo aktą. Gavus užbaigimo aktą mes kreipiamės į agentūrą mokėjimo, kad būtų jau sumokėta ta mūsų parama. Ir tik tada gyventojai gauna visą grafiką mokėjimo ir visus pinigėlius pasimato. Tai prašom kantrybės, dar kelis mėnesius tas užtruks.